Kalimera. Geros dienos linkėjimai iš Kretos, iš Chanijos, iš tos pačios vietos, kur prieš 2 savaitės atsisveikinau prieš išvykdamas į Lietuvą. Pagalvojau, kad šiandien pamiršau saulės akinius. Reikėtų, ar ne? Sausio 4 dieną saulės akiniai visai praverstų čia Kretoje, nes iš tikrųjų labai saulėta graži diena. Bet ant kalnų kur kas daugiau sniegų negu buvo tada, kai filmavau čia prieš 2 savaitės. Tai pasižiūrėkite tenai, aukštai kalnuose. Pabandysim paeiti čia. Yra sniego. Ir aš sakiau, kad į vieną kišenį įsidedu saulės, į kitą įsidedu sniego ir atvežu į Lietuvą kalėdoms. Saulė šiek tiek buvo per pačias kalėdas, o sniego taip netikėtai pažėriau daugiau, ar ne? Tai nepykit, kaip sakant, bet sniego reikia. Ir sniego mes ten ant viršūnių turime, o čia apačioj iš tikrųjų labai nuostabus šiltas oras. Ir jis laikysis visą savaitę. Beje, mano nosis tą pajautė, gal netgi ir šitam video matosi, kad jinai šiek tiek raudona. Raudona, žinai, dėl ko? Dėl to, kad atsisuko pietų vėjas. Šita šiluma, kurie atėjo ir dabar jau po truputį kopiam link +20. Ir šiandien spėju, kad čia Chanijoje bus +20, iš karto duoda žinoti tai, kad prasideda alergija. Alergija nuo pietų vėjo, nuo tų dulkių, kurios galbūt šiek tiek atkeliauja iš Afrikos, nuo viso to, ką atneša pietų vėjas. Dėl to pietų vėjas, nekartą esu sakęs, kad antikos laikais, nuo antikos laikų, čia Graikijoje vadinamas vėjų žudiku, nes jisai naikina derlių ir tai nėra geras vėjas. Netgi kai kas sako, kad gali būti, jog tai šiandien prasideda Alkionės dienos su šita šiluma. Alkionės dienos kažkas panašaus į bobų vasarą. Lietuvoje, kai būna bobų vasara, čia sausio mėnesį būna tikrai šiluma, bet ta šiluma nebūna tokia, kokia dabar. Jinai atrodo, kad atėjo iš orkaitės. Tai būna ramus oras su šiaurės vėju. Tai va čia esminis skirtumas. Dabar irgi ramus kol kas oras, bet trumpam, patikėkite. Ir jeigu jūs atvyksite į Kretą šią savaitę, pamatysite panašų peizažą. Iš tikrųjų bus giedra. Saulės bus labai daug, netgi sinoptikai žada, kad trečiadienį, ketvirtadienį oro temperatūra pakils iki +25 ir daugiau. Čia sausio mėnesį ir visą tai lemia pietų vėjas, bet to pietų vėjo irgi bus nemažai. Tai turėkite tą omeny, jeigu kažkas keliausite. O aš dabar per parką pereisiu iki Kupkabi rajono, Kupkabi pakrantės ir šiek tiek pasivaikščiosiu pasakodamas apie artėjančią savaitę, nes kaip ir visada pasijungiu sekmadieniais papasakoti apie artėjančią savaitę Kretoje, ir apie tai, kas yra svarbu žinoti, jeigu jūs planuojatės atostogas Kretoje. Tai va, oras bus iš tikrųjų saulėtas, bet be galo stiprus vėjas. Čia Chanijoje jis mažiausiai jausis. Norite pabėgti nuo vėjo? Atvažiuokite į Chaniją, bet būtent į miestą. Jisai yra gerokai apsaugotas nuo kalnų. Kalnai tą pietų vėją šiek tiek sulaiko, bet užtat, pavyzdžiui, Heraklionė arba šalia Herakliono, kur yra Gazė, kur yra Gija Pelagija, ten vėjas gali versti iš kojų. Lygiai tas pats gali būti Ajos Nikolaos, Jerapetro ir kituose regionuose. Tai kad turėkite omeny, kad viskas turi savo kainą. Šiluma čia Kretoje turi savo kainą. Šiluma sausio mėnesį turiu omeny. Jeigu šilta, tai žinokit, gali pūsti taip, kad maža nepasirodys. Lygiai tas pats beje būna, kai vasarą atsisuka šiaurys. Ir va čia daug kas planuoja ir jau man rašo, sako, mes norim ilsėtis Plakja, Sugijos kurortuose Liepos mėnesį, rugpjūčio mėnesį. Tai aš sakau, palaukite, jūs žinote, kad ten gali būti labai stiprus vėjas. Yra niuansai. Ir dėl to labai smagu, kad kai kurie iš jūsų kreipiasi ir klausia tų niuansų, kurių jūs negalite žinoti. Jums gali atrodyti, Kreta yra vientisa ir vienoda, bet žinokite, ne, jinai yra tikrai ne vientisa ir vienoda, visko tenai būna. Tai va, keliaujame toliau link Kupkabi per parkelį ir kas dar įdomu, tai kad aišku šitas geras oras bus palankus sausio 6 dienai.
Sausio 6 labai svarbi religinėme kalendoriuje visiems graikams ir realiai iki sausio 6, jau praėjote per transliaciją, sakiau, kad iki sausio 6 Graikija yra ramybės būsenoje. Niekas čia nedirba, niekas čia niekur neskuba. Sausio 6 oficialiai yra nedarbo diena visoje Graikijai, ne tik Kretai. Tai yra nedarbo diena, tai reiškia, kad sausio 5 rytoj labai abejoju, kad kažkas dirbs, kad kažkokios įstaigos, įmonės ir netgi ant daugelio parduotuvėlių durų parašyta tos, kurios dirba daugiau vietiniams skirtos, kad mes iki sausio 6 mūsų čia nebus, mes nedirbam. Tai va, turėkite tą omeny, kad sausio 6 oficialinė darbo diena ir tai nėra 3 karaliai. Dar vienas niuansas, daug kas galvoja, kad graikai švenčia 3 karalius. Ne, tai nėra 3 karaliai, tai yra Theofanija arba Fota. Dar kartais Epifanija vadinama, tai yra senesnis pavadinimas už Theofaniją. Tai yra, paprasčiau sakant, aišku, jeigu verstume, tai sakytume, kad Dievo apreiškimas, bet iš tikrųjų tai yra Kristaus Krikšto šventė. Ir Kristaus Krikšto šventė tai yra vandenų šventinimai. Tradicija ateinanti iš labai seniai, iš antikos laikų, kai antikos graikai plaudavo statulas ir įvairiausias šventas savo relikvijas jūros vandenį, upės vandenį. Tai buvo apsiplovimo laikas. Ir iš čia galbūt paskui šiek tiek susijęta su krikščionybė, gal ir ne, bet surišta su tuo, kad būtent sausio 6 dieną Jonas Krikštytojas pakrikštijo Kristų Jordano upėje. Ir tai yra būtent Kristaus Krikšto šventė, labai didelė šventė visoje Graikijoje. Netgi kartais jinai, sakoma, ir aš sakau, palyginu su tuo ažiotažu, kuris čia vyksta, kad jinai yra svarbesnė už Kalėdas ir už naujosius metus. Čia beje papuošimai prie Kupkabi. Opa. Taip, čia iliuminacijos, kurios būna vakare ir galima pasigrožėti tais vaizdais. Keista, kad niekas nesimauda. Šiaip tai mes su Jurgita galvojame, kad šią savaitę atidarysime 2026 metų maudynių sezoną, nes iš tikrųjų oras tam bus labai palankus. Reikia tik tai susirasti paplūdimį, kuriame nebūtų to vėjo, apie kurį aš sakiau. Tai va, sausio 6 bus ir vėjas, ir šiltas oras. Tai aš manau, kad bus labai daug žmonių norinčių išsimaudyti šitoje jūroje, nes pagal tradiciją sausio 6 kiekviena miestelėje, netgi miesto rajone vyksta vandenų šventinimai, kai šventikas, popas meta kryžių į jūrą, o tikintieji šoka jo gaudyti. Ir sakoma, kad tas žmogus, kuris pagaus tą kryžių, bus laimingas, sėkmingas visus metus. Tai šitą tradiciją jūs galite gyvai stebėti tie, kas esate Kretoje. Tik tai susižinokite, kelintą valandą ir kur visa tai vyks. Tai įprastai Kupkabi, būtent čia šitam paplūdimyje Chanijoje vyksta šitą tradiciją, tik tai dar nepasižiūrėjau, kelintą valandą jinai bus antradienį, bet besidomintis ir būsiantis Chanijoje tikrai tą galite sužinoti, arba tiesiog manęs paklauskite, mielai atsakysiu ir papasakosiu. Na, o po sausio 6 seka dar viena didelė šventė, sausio 7, tai yra Joninės. Taip, va čia va yra niuansas. Graikai Joninę švenčia ne birželio 24, kaip Lietuvoje, o sausio 7, iš karto po Kristaus Krikšto šventės, prisimindami Joną Krikštytoją. Ir jeigu pažįstate čionai Kretoje arba Graikijoje kokį Janį, Joanį, Joaną, tai būtinai sveikinkite juos sausio 7 dieną, nes tai yra būtent graikiškos Joninės. Tai yra labai didelė šventė. Tai va, dar vienas niuansas. Labai gali būti, kad Jonai ir Janės sausio 7 dieną irgi nedirbs. Tai kad šventės tęsiasi, ar ne? Ir jeigu, pavyzdžiui, turiu susitikimą susiplanavęs su vienu Janiu, tai aš jį susiplanavau ne sausio 7, o sausio 5. Jisai taip nenorom, bet pasakė, kad gal susitinkam. Tai, okei, tai viskas tvarkoj, šventės tęsiasi ir, na, realiai įsivažiuos viskas, kaip jau suprantate, tik tai po Joninių sausio 8 dar žiūrėkit, ar ne? Bet taip jau yra. Graikai yra inertiški, lėti, ypač švenčių klausimų ir tą reikia turėti omeny. Tai va, sausio 6, Theofanija arba Fota.
Ir aišku, sausio 7 Joninės. Tai nepamirškite pasveikinti Janių, tai yra labai svarbu. Ok, aš čia vaikštau po Kupkabį smėlį. Jūra čia pat. Yra vienas žmogus, kuris deginasi, va ten tolumoje mes to iki jo prieisim. Ir, kaip matote, oras yra puikus. Kada baigsis šitas oras, na, pagal sinoptikus penktadienį jau įsisuks šiaurės vėjas, kuris atneš jau kur kas vėsesnius orus, gal ne tokius, kokie buvo pirmosiomis sausio dienomis, nes naktį iš sausio 1 į 2 temperatūra nukrito iki 0. Netgi žemiau 0 čionai Hanyje ir tikrai buvo rytas labai šaltas ir tai buvo būtent šiaurės vėjo pasekmė. Mes visiškai priklausomi nuo vėjo ir saloje taip yra. Koks vėjas pasisuka, koks pučia, tokią mes temperatūrą ir turim. Tik tai sakau, vėjas vėjai nelygu, pietų vėjas nėra tas geras vėjas, nepaisant to, kad jis atneša šilumą. Tai štai. Tokia savaitė mūsų laukia ir su šiluma, ir paskui su ateinančiu šiaurės vėju ir visais jo padariniais. Na, o mes su Jurgita be abejo jau sugrįžom prie darbų ir jau bendraujam su ne vienu keliautoju dėl jų atostogų. Tai yra geras laikas iš tikrųjų planuotis ir jau dėliotis planus. Juolab, kad vėliau, kai prasideda jau mūsų sezonas, tai yra nuo balandžio mėnesio, gegužės mėnesio, kai kurių paslaugų net ir neįmanoma pasiūlyti. Pavyzdžiui, jeigu man kreipiasi žmonės kokią gegužę ir klausia dėl atostogų plano gegužė arba birželį, aš ką pasakau? Ne, žinokit, neturiu fiziškai laiko tą daryti, nes atostogų planas tai nėra šiaip mažai laiko reikalaujantis dalykas. Ir man labai apmaudu kartais girdėti, kai žmonės sako, kad čia iš savo žurnalistikos praktikos prisimenu, kai man sakydavo, sako, Audriau, parašyk tekstą. Taigi viskas labai paprasta, čia tu atsisėsi, brūkšt parašysi, niekas nesupranta, kad tam reikia laiko, kad tai reikia įsigilinti, reikia suprasti. Lygiai tas pats su atostogų planu, gali kažkam atrodyti, sako, jūs viską čia žinot, jūs čia viską greitai padarysit, betgi reikia įsigilinti į pageidavimus, į lūkesčius, į norus ir tam reikia laiko. Ir jau kokią gegužę, birželį, to laiko nėra, nes mes dirbame su ekskursijomis, mes dirbame su tai žmonėmis, kurie jau būna Kretoje, tai dėl to, jeigu domina atostogų planai ir jeigu rimtai galvojate atvykti į Kretą ir tas atostogų planas jums būtinas, nes jūs norite pakeisti kelias nakvynių vietas, tą rekomenduoju daryti dabar. Sausį, vasarį, ypač sausį vasarį, nes kova jau yra tokia įtampėlė. Tai pagalvokite apie tai ir tikrai kreipkitės dėl visų paslaugų iš anksto. Geriausia tą daryti elektroniniu paštu. Na ir va čia dar viena naujiena. Mūsų elektroninis paštas, pagrindinis elektroninis paštas nuo šių metų pasikeitė. Ir rytoj būtinai dar tą parašysiu ir mano Kretos Facebook'e. Nuo šiol rašykite mums elektroniniu paštu atostogos@manokreta.lt. atostogos@manokreta.lt. Kad ir jūs iš karto pajaustumėt atostogas, jau iš karto rašydami mums tokią žinutę. Tai va, fiksuojam, kad geriausia bendrauti elektroniniu paštu atostogos@manokreta.lt. Jį matysite jau užrašytą ir manokreta.lt svetainėje. Viršutinėme kairiajame kampe, ten yra ir mano telefonas, tiems, kas nori su manim susisiekti ir pabendrauti gyvai, tą irgi raginu daryti. Ir iš tikrųjų mes aptariam pirminius tokius klausimus gana greičiau bendraudami telefonu. Ten pat yra ir tas naujas elektroninio pašto adresas, kuriuo mes bendrausime nuo šiemet su visais keliautojais. Tai yra atostogos@manokreta.lt. Tai va. Tokia svarbi naujiena, turėkite tą omeny. Na ir aišku, jeigu esate pasiryžę atostogauti Kretoje šiemet, jau nesakau kitais metais, nes buvau įpratęs sakyti vis kitais metais šiemet, 2026, dar kartą kartoju, dabar yra geras laikas pradėti dėliotis planus dėl absoliučiai visko. Ir dėl atostogų plano, jeigu keisite nakvynės vietas, ir dėl apgyvendinimo paieškos. Ypač jeigu norite patarimų perkant kelionių paketą, nes matau, kad žmonės kartais klausia ir Facebook'e, ir kitose grupėse, ką pasiūlytumėt, kokį viešbutį. Žinokit, klausti Facebook'e, kokį viešbutį pasiūlyti, tai yra kažkas tai tokio neįprastai keisto. Nes
kiekvieno žmogaus poreikiai skirtingi, kiekvieno žmogaus šeima skirtinga, kiekvieno žmogaus įsivaizdavimas apie atostogas skirtingas. Tai pirmiausia reikia kreiptis į žmonės, kurie žino, ko jūsų paklausti, kokią informaciją iš jūsų gauti, kad jums pateiktų pasiūlymus. Ta daro kelionių agentai, tą darome mes su Jurgita. Tai kad jeigu jūs domina netgi kelionių paketas, kurio mes neparduodam, parduoda mūsų partneriai Baltic Clipper, mes bendraujame būtent ir draugaujame su jais, bet tikrai galim pateikti jums informaciją apie tuos viešbučius, kuriuos žinom, kuriuos jūs galbūt renkatės. Tai galite kreiptis ir dėl jų. Dėl ekskursijų daug kas jau kreipėsi. Ačiū jums. Suprantate, kad reikia kreiptis iš anksto, bet ką aš jums parašiau, aš pasižymiu savo kalendoriuje ir tada, kai bus dėliojami grafikai, tada aš su jumis susisieksiu. Ta patį parašysiu kiekvienam, bet tai yra svarbu būtent, kad jūsų įrašas atsidurtų mano kalendoriuje. Nes pirmiausia, teiksiu prioritetą tiems, kas kreipiasi į mane iš anksto. Tai va čia vėlgi dėl ekskursijų irgi reikia kreiptis iš anksto. Viską darom iš anksto. Tai yra pats geriausias dalykas tam, kad jūs turėtumėt susiplanavę, žinotumėt jau savo planą, ką darysite atvykę į Kretą, o ne blaškytumėtės atvykę, ieškodami, ką čiagi nuveikti ir rinktumėtės iš to, kas liko. Nes jau pernai sakiau, kad dažniausia frazė sezono metu, kurią buvau sakęs, buvo gaila, kad nesikreipėt iš anksto. Tai va čia yra dažniausia frazė, kurią aš kartojau pernai, užpernai. Labai nenorėčiau, kad ją kartočiau ir šiemet, kad tikrai tų, kurie kreipsis iš anksto, būtų daugiau negu tų, kurie kreipiasi paskutinę akimirką. Tai čia yra pagrindinis dalykas. Tai štai, aišku, automobilių nuoma, aišku, maršrutai savarankiškoms kelionėms, dėl viso to jau galima derintis dabar ir bendraujam, šnekamės, komunikuojam. Na, o jei esate Kretoje, visiems linkiu dar šventinių gražių dienų, nes šventinės dienos tęsiasi su štai tokiu oru. Sakau, ypač čia, Chanijos mieste. Ten yra Sabjonaros vartai, arba dar kitaip turkiškai vadinami Kupkabi. Ir tikrai vanduo, kuris vilioja maudynėm. Jeigu mes pradėsime šią savaitę maudynių sezoną, būtinai apie tai pasakysiu ir pasakysiu, kokiosgi temperatūros vanduo. Nes, reikia išbandyti su laikrodžiu, kuris rodo temperatūrą, išsimaudyti ir pasižiūrėti, kągi jis rodys. Tai va, tiek šiandien su tokiais gražiais, atrodo vasariškais, pavasariškais vaizdais, bet patikėkite, tokia yra kretietiška žiema su visais savo pokštais. Su šiaurės vėju, tai su pietų vėju, tai vėl su šiaurės vėju, tai dar su kažkokiais tai niuansais, ko tik tai čia dar nebus. Bet tikėkime, kad šiemet turėsime tas ramiasias Alkionės dienas, apie kurias ir papasakosiu tuomet, kai jos ateis. Ok, ačiū, kad sekate. Ačiū, kad domitės. Dar kartą kartoju, mūsų naujas elektroninis paštas yra atostogos@manokraeta.lt. Rašykite juo arba skambinkite man tais telefonais, kurie nurodyti manokreta.lt svetainė. Tai bendraujam, šnekamės ir gerų jums 2026-ųjų. Sėkmingų metų, sėkmingų atostogų, gerų atostogų čia Kretoje, jeigu planuojate čia ilsėtis. Čia dar Kupkabi eglutė. Nėra pas mus eglučių, nėra, jas gamina iš visokių vėlyčių ir taip toliau, bet dar jinai stovi ir kurį laiką stovės. Geros dienos visiems, geros savaitės, pasimatysime kitą sekmadienį vėl transliacijoje. Iš kur? Pažiūrėsim, pagyvensim, pamatysim, greičiausiai, aišku, iš Kretos, neplanuoju kažkur išvykti, pasimatysime čia Kretoje, bet kurioje vietoje, pagyvensim, pamatysim. Tiek šiandien, sėkmės, iki.